Sveiki! Taigi šiandien pristatau jums pamoką, kaip pagerinti savo skill per CS. Taigi pradedam nuo žaidimo Reflex. Čia gausit šaudyti į šokančius burbuliukus ir tai jums suteiks didžiąją dalį reakcijos. Tada eina žaidimas Shoot. Šiame žaidime šaudysime į taikinį. Svarbiausia pataikyti į vidurį ir surinkti kuo geresnius rezultatus. Mano manimu, geras rezultatas yra score 90 su virš ir greit 80. Jeigu tokius score iš vien darot, tai jau galit eiti į taikinį šaudyti. Ir taigi, Counter-Strike taikinio šaudimas. Jums tai suteiks aimingo ir reakcijos. Kitaip šis metodas vadinasi Muscle Memory Training. Na ir kad nebūtų nuobodu, galite muzikos pasileisti. Šaudot apie 20-30 minučių, kai įsivažiuosit trumpinkit 10-20 minučių. Tikrai rekomenduočiau kuo mažesnį Counter-Strike pelytės jautrumą. Bent aš naudoju 3,5. Galima ir mažiau ar šiek tiek daugiau, kaip tai padeda. Kuo mažesnis pelytės jautrumas, tuo didesnis taiklumas, pajusite tai tikrai. Patarčiau į konsolę suvesti Hood Fast Switch 1. Jeigu vedat į config, tai vienetą veskit su kabutėmis. Tai padės pasikeisti ginklus žymiai greičiau negu naudojant pelytės ratukam. Taip galėsite ginklus keisti paspaudę skaičius 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Išmėginsit ir pamatysit. Naujokams reiktų iš pradžių žaisti CSDM 1-2 savaitės, kad pajustumėt šį žaidimą ir gautumėt reakcijas. Jeigu žaidžiat prieš botus, jokių būdų nežaiskite prieš easy botus. Pradėkit nuo normal, o toliau galėsite mėginti ir hard ir expert. Taigi, sėkmės tobulėjant, su jumis buvo Trumal HS.